Sveiki visi, su jumis RTS ir ačiū, kad užsukote. Tačiau noriu pabrėžti, kad tai yra pats pirmasis mano kada bandytas kurti Minecraft filmukas. Ir tai reiškia, kad jis buvo kurtas ir prieš pagrobtą Deimantą ir prieš Kardų valdovą. Aš su savo draugu TixCraft bandėme kepti šį filmuką 2012 metais, tačiau jis niekada nebuvo nei užbaigtas, nei paviešintas. Ir jo neužbaigėme todėl, nes mano draugas prarado visus failus, reikmenis, kaip šio filmuko Minecraft žemėlapį. Tačiau man pavyko atkapsyti kažkur 20% šio projekto ir nusprendžiau jį paviešinti. Taigi, pasimkite popkornų ir pasimėgaukite šitom 4 minutėm. Sveiki, berniukai ir mergaitės. Žinau vieną labai įdomią istoriją. Atsimenu ją, lyg ji būtų nutikusi vakar. Bet aš jums ją paskaitysiu. Vieną kartą giliai džiungliuose gyveno žmogutis vardu RTS. Tiks, mačiau kažkokį keistą padarą. Kiaulė? Ne, jis atrodė kaip... Jis už tavęs. Kur? Nesvarbu. Klausyk, gal norėtum užeiti į svečius? Skamba neblogai. Taigi, kaip tu su vieta, vis dar netrūksta? Ne, kai baldai vietose, niekam netrukdo. Gerą vietą įsirinkai, gražus vaizdas iš čia. Ačiū, žinau, kažkur tinka. Esu geras dizaineris. Na jau temsta, turbūt eisiu namo. Iki. Žinai, ką sugalvojau? Ką? Aš pas tave pernakosiu! Žiūrėsim gal kokį filmą? Tai taip. Einu paruošiu, ką nors užkasti. Gentlemen. Labas rytas. Šiandien nusimato puikiai diena. Tai jau tikrai. Einam gal pasivaikščioti? No problem. Mane irgi būtų neprašavę pakvėpuoti gryno oro. O, žiūrėk, Deimantų blokas, pavokim jį. O, ne, mezikliu, čia spostui. Ne. Kas prižiūrės mano moliūgų fermą? Pala, tai ką sugalvojai?
Žinai ką, geriau grįžkime į miestą. Tiesą sakai.